Tai jo, šiandien dabar iš ryto srėjai. Jo, tokia tamsa. Kiek dabar po 8 gal. Jo, po 8 koks 10-15. Tokia ta tamsa. Ir jo, iš tikrųjų, kad saulė pas mus dabar teka po 9 kažkiek. O leidžiasi beveik 3, man atrodo, kažkas tokio. Tai tos šviesos nėra per daugiausiai. Bet toks žiemos laikotarpis. Bet čia, jo, mūsų šitam regione tikrai nėra taip, kaip, tarkim, toj šiauriniai saloj, Svalbarde ar pačioj šiauriai. Žinau, kad Svalbarde tai tikrai kelis mėnesius neturi visiškai dienos šviesos, viskas juoda, tiesiog visiškai juoda. Tai mes nesiskaitom kaip šiauriniai daly gyvenantis. Nors ir skaitosi kaip ir šiaurinė šalis ar ne pati, bet šiaip nesiskaito, kad gyvenam šiauriai. Tai jo, aš šiandien į darbą nuo 9 iki 4. Paskui nežinau, reiktų šiaip nuvažiuoti iki parduotuvės apsipirkti. Tai pietų pertrauką, pasiėmiau salotų, tokių makaroninių, pasiėmiau kaip tik irgi knygą paskaityti per pertrauką. Darbą pirmadienį pas mus gal nėra labai daug, pirmadienis, man atrodo, mūsų tokia lengviausia diena išeina, tai visai gerai kaip savaitės pradžiai. Dar turim advento kalendorių tokį kaip pernai, kur kiekvienas darbuotojas turėjo atnešti po 3 supakuotos dovanas už po 50 kronų. Ir tada traukiam papiriuką su vardu ir tas, kas būna ištrauktas, tas gali rinktis dovaną iš tos dėžės. Tai galiu ir parodyti, kaip atrodo. Tai va taip atrodo dabar mūsų šita dėžė. Tai dar yra jau šiek tiek pradėjom ir čia šalia yra dubinėlis su lapeliais, su vardais. Jo, kai ištraukia, tai gali pats rinktis, kurią nori iš šitų visų dovanų. Tai tokia šiaip įdomi atrakcija, būtent gruodžio mėnesį, kažkaip smagiau ir darbe, ir smagiau šiaip tokia nuotaika smagesnė, šiek tiek ir pasipuošę ir žvaigždėm, tai jaučiasi jau šiek tiek kalėdiškiau, šventiškiau gal. Tai Edgaras paėmė mane iš darbo. Nuvažiavom parduotuvę, apsipirkom gargėjo ir namuose dabar grįžo žiūriu, daro valgą. Tai sakė, bus plovas. Tai darys plovą, bus visai gerai. Tai va, Orėjus laukia maisto. Kad tik nukiris koks gabaliukas. Tai mini greitas mini pirkinių haulas, tai svogūnai, teletimuliukai, kumpis, uogienė, sviestas ryžiai, ryžius 2 kilogramai net, bet labiausiai apsimoka. Česnakas, tada į pabaigą indų ploviklis, kečupo, dešrelių, morkų, miltai. Tai miltai irgi labai kalėdinė graži pakuotė. Šiaip Norvegija labai daug daro visokių kepinių. Ir šiaip ištisus metus, bet ir kalėdom ypatingai. Ir pievagrybiai. O pievagrybiai, kaip matot, yra iš Lietuvos. Šiaip visi, man atrodo, kiek aš žiūrėjau, visi pievagrybiai yra iš Lietuvos. Buvo vienas, kokiam Buivydiškių kaimo. Berods, kažkokią neatsimenu kaimą, bet tai visi, gal kažkur iš ten, jo. Visi Norvegija esantis pievagrybiai yra iš Lietuvos. Tai va, o dabar gaminsim tą plovą, nors aš gal čia labiau žiūrėsiu, ne? Tai metas ir vėl kalendorių norėjau. Šiaip dar kokį vieną fainą dalyką. Tai vakar iš draugų, arba šiaip buvo dovana iš draugų katės. Jeigu taip, tai Rėjus gavo skanėstų. Ir čia tokie kaip ir sveiki
liofilizuoti, man atrodo, taip irgi vadinasi, nes sausai džiovinti taip išeitų. Tai va, tik tokie dideli jau jie, tai čia truputį jo dar yra dar du, kokie čia glutė ir besmegenis. Tai truputį tik davėm rėjų, nes nu jis viso tai iš karto neapžios. Prašau. Taip, tada, kol rėjus užsiemęs, galim paimti mano kalendorių. Ir taip, šiandien yra 4, ne? Ar 4? Jo. Va. Only good vibes. Net nesizvoju, kas čia. Jo. Šitą skaičiu ir atsimenu. Tai yra kempinėlė. Jo, Sephoros kempinėlė. Irgi gerai susinaudos. Tai labai faina. O riejus. Aš nežinau, ar jau darom tavo. Nes tai jau čia labai skaniauja ir taip. Bet jeigu paimtumėm riejaus, 4 diena. Jo, vėl šitas plokštukas toks burbuliukas. Čia irgi ta pati antis. Dar vieną gausi. Ir užvakuumuoti štai. Taip, o aš einu tada išgersiu arbatos iš kalendoriaus. Irgi. Vezų kalendorių tiek daug. Bet jo, ir atsigersiu arbatos. Nes iš tikrųjų mūsų apačioje, kur gyvena kaimynai, dabar išvažiavę 2 savaitėm ir įtariam, kad išjungia šildymą, nes labai grindyse šalta. Ane? Aš kažkaip tik galvoju. Arba tiesiog apskritai labai šalta laukia ir dėl to šalta viduj. Nes kaip čia yra gan toks senas namas tiesiog ir sienos irgi šaltos, jeigu čiupinėja. Tai dėl to turim būtinai jau vaikščiot su kojinėm ir dar šiltom kojinėm ant viršaus. Tai ką, einu aš arbatos ir susitiksim vėliau. Tai ir vėl susitinkam vakariniam pasivaikščiojime. Iš tikrųjų labai šalta. Ne? Labai toks vėjas labai šalta. Labai šalta. Aš jau realiai net džinsų nebesimaunu. Šiaip mano kasdienis visą laiką dažniausias rūbas būna džinsai. Bet dabar, kai taip šalta, džinsas traukia tą šaltį, tai aš net negaliu tų džinsų dėtis. Tai jo, kodėl aš čia padas džinsas? Tiesiog, kad šalta. Jo, reis visai nenori būti ir lauke. Gal sukame? Jo, jau sukam, galim sukti. Tai noriu tada atsisveikinti čia, ačiū, kad žiūrėjot šiandienos mūsų vlogas. Jūsų ar tavo? Mūsų. Tavo, aš neturiu kalendorių. Tai ačiū tada ir iki rytojaus. Iki.